Aldus. Na tad čia išsiaiškinsime, kas stipriausias Latvijai bei laimėjo 680 kg klasėje. Jie finale taip pat 2-0 nugalėjo Ąžuolą. Tad arba revanšas, arba favoritai bei tie, kas ir valdė iš esmės. Liaudiškai tariant, valdė ir dominavo. Latvija iš ties labai galingai atrodo, labai galinga komanda. Pažiūrėsime ir nugalės. Ir šiame etape, tad štai ir geriausiųjų dvikova. 8 traukimus iš 10 laimėjo Ąžuolas, 10 iš 10 laimėjo Latvijai. Tad kas patys geriausi. Laukiama centro. Ir prasideda didysis finalas. Ar pavyks lietuviams pasipriešinti latviams? Lietuva, Latvija ir Ąžuolas prieš saldus. Nežinau, ar Latvija yra vis tik tai geriausia Latvijos traukimo komanda. Na, ko gero, galbūt ir nebūtinai. Bet Ąžuolas kol kas atrodo tikrai geriausiai Lietuvoje. Vieninteliai lietuviai ir dabar ir rungtyniauja finale. Štai laiko Ąžuolas kol kas kantriai ištvermės, kol kas kova. Labai kol kas įtempta kova, visiškai lygus rezultatas. Keli įspėjimai suteikti abiems ekipoms. Ir dar vis niekas neturi pranašumo. Šiek tiek žyma yra Ąžuolo pusėje, tačiau tai dar nieko nereiškia kol kas. Na ir kol kas niekas nenori atiduoti nei 1 centimetro, bet niekas ir stipriai neatakuoja. Kol kas šiek tiek Ąžuolas turi šiokią tokią persvarą. Šiek tiek yra, bet yra 2 įspėjimus jau turi Ąžuolas. Tai trečiasis reikštų Ąžuolo pralaimėjimą šiame traukime, tad reikia pasisaugoti Ąžuolui. Ir tuoj gaus, atrodo, 3 įspėjimą Ąžuolas. Aš kaip lygų, tačiau Ąžuolas naudojasi neleistinais būdais, štai vėl sėdi. Ir kokia kova čia, išties, niekas nenori paleisti nei 1 centimetro. Ąžuolas su 2 įspėjimais. Trečiasis reikštų, kad tai yra viskas. Bet atrodo dabar labiau prisižiūri. Vis prisėda bent vienas iš Ąžuolo narių. Štai kol kas Ąžuolas turi šiokią tokią persvarą, bet tie patys 2 įspėjimai. Ir Ąžuolas atrodo sukaupė jėgų spurtui. Štai vėl visi griūna, visi sėdi, viskas. Pergalė skiriama latviams. Per daug buvo įspėti Ąžuolo vyrai. Apmaudu, atrodo sukaupė jėgų paskutiniam spurtui ir galbūt būtų be tų įspėjimų laimėjo, aišku, be tų įspėjimų galbūt ir nebūtų to pranašumo įgavę. Na, tad dar vienas traukimas, jeigu, žinoma, Ąžuolas iškovos pergalės, tai gali išlyginti rezultatą ir tada bus trečiasis. Pasižiūrėsime.
Na, tad Ąžuolas dabar bandys išlyginti rezultatą, tuo tarpu latviai gali iškovoti savo antrąjį auksą, antrąjį geriausią trofėjų. Ir latviai ruošiasi ir gali laimėti antrąjį sykį. Antroji pirmoji vieta, jie dominavo ir nugalėjo be pralaimėjimų ir 6.80 klasėje, o dabar 7.20 taip pat gali laimėti ir praktiškai be konkurencijos. Galbūt ši dvikova ir buvo labiausiai įtempta, kurioje matėme latvius, tačiau jie buvo pasiekta nelabai leistinais tais būdais, galų gale ir pralaimėta dėl įspėjimų. Pirmoji dvikova, kuri baigėsi, tiksliau, kuri net ir nesibaigė, o buvo nutraukta. Taigi rungtynių teisėjas rodo susikeitimo ženklą ir komandos keičiasi pusėmis. Ir paskutinis šansas Ąžuolo komandai. Tad šioje dvikovoje dabar vienas iš dviejų. Arba laimi latviai ir iškovoja čempionų vardus, arba laimi Ąžuolas ir išplėšia lygiasias 1-1 ir tuomet keliaujame į trečią įtraukimą. Tad tuoj pat ir pasižiūrėsime, kasgi įvyks. Čia ar bus tokia pati lygi dvikova, galbūt kažkas šį kartą rizikuos ir nuspręs startuoti bei iš karto pulti. Išsiaiškinsime taip pat. Tad netrukus bus tas startas, laukime centro liniją ir prasideda traukimas ir kaip visada. Tarp šių dviejų komandų išties atrodė suplyšta virvė per pusę. Milžiniška jėga, bet šį kartą jau Ąžuolas neatsilaiko ir latviai po truputėlį kraunasi savo pranašumą. Sėdasi Ąžuolo nariai ant žemės, niekaip nėra kaip sustabdyti Latvijos sportininkus, kuriems iki triumfo trūksta labai nedaug. Na, čia jau net Kristalo nariai palaiko Latvijos ekipą. Dabar jau sėdasi ir griūna ir latviai, bet nenori rasti nei 1 centimetro. Na, pusę pranašumo jau įgavo ir panašu, kad Ąžuolui tai bus viskas. Taip, viskas. Latviai pirmojo etapo čempionai. Lietuvos vyriaus traukimo čempionato pirmajame etape. 2 klasėse triumfuoja latviai ir auksas ir didžiausia taurė jų. Na, aišku, bendroje įskaitoje ir Lietuvos čempionate jie nedalyvauja, nes yra ne iš Lietuvos, tad Ąžuolas tampa lyderiu ir favoritu laimėti Lietuvos čempionatą. O Latvijos sportininkai iškovoja pirmąją vietą, su tuo juos ir sveikiname. Na, tad šiandieną tiek iš Jonavos. Čia latviai gerokai uždominavo, laimėjo pastarąsias 2 klases ir jie yra čempionai pirmajame etape, tačiau po pirmojo etapo Lietuvoje pirmaus Panevėžio Ąžuolo komanda. Su jumis buvo Andrius Dainys ir iki kitų susitikimų. Iki.